Sveiki visi, mano vardas Robertas Petrauskas ir jūsų dėmesiui dar vienas paketas nerimtų protų kovų klausimų. Iš viso 15 klausimų, po to nuskambės ir visi 15 atsakymų, kad galėtumėt pasitikrinti, ar buvote nerimtai gudrus. Pradedam. Pirmą klausimą sugalvojo Vytautas Kašauskas iš Kauno. Tai gerai žinomas ir paplitęs kūrinys, kuriame šito meno rūšies išraiška vaizduojami 4 naminiai paukščiai, 3 naminiai gyvuliai, 2 vabzdžiai, žvaigždė ir planetos palydovas. Kaip vadinasi tas kūrinys? Kitas klausimas, jums reikia pasižiūrėti į ekraną ir vienu prancūzišku žodžiu atsakyti, kaipgi vadinasi šita karikatūra. Kokioje šalyje yra šitas uostas, jei anglų kalboje jam tinka ne tik tai originalus jo pavadinimas, bet ir tokie sinonimai kaip lovely, awesome, beautiful, wonderful. Dabar netrukus pamatysite video reklamą. Anglijoje esančio miesto pavadinimu jums reikės atsakyti, kas toje reklamoje yra reklamuojama. Madame, monsieur, bonjour. Du soleil pour certains, mais de...
Kitą klausimą užduoda Mindaugas Stoncelis iš Šiaulių. Jums reikia pasižiūrėti, kaip atrodo pirmas paveiksliukas, jums reikia pasižiūrėti, kas parašyta antrame paveiksliuke ir tada parašyti, kaipgi vadinasi trečias paveiksliukas. Kitą klausimą jums užduoda Gintaras Lukošiūnas iš Panevėžio. Vieni iš Lietuvos kaimynų sako, kad yra augalas, kuris viską žino. Kuris tai yra augalas? Šį klausimą užduoda Aurelijus Rutkauskas iš Šiaulių. Šiuolaikinis lietuvių rašytojas pozitivistas Jeronimas Laucius vienoje iš savo miniatiūrų Išeitis rašo: tais gūdžiais ateizmo laikais žodį Dievas leidėjai reikalaudavo rašyti tik tai mažąją raidę. Rašytojui tai būtų buvusi šventvagystė. Ilgai galvojęs, gal ir su Dievo pagalba išeitį jis surado. Kokią išeitį surado rašytojas? Žaidžiam toliau. Autobiografijoje Danilas Harmsas aprašo savo gimimo istoriją. Jo tėvas norėjo, kad Danilas gimtų būtinai per naujosius metus, todėl apskaičiavo dieną, kada kūdikis turėtų būti pradėtas. Ir apskaičiavęs nuvyko pas mamą su pasiūlymu pradėti kūdikį. Bet tėtis matyt tą dieną buvo labai linksmos nuotaikos ir nesusilaikė ir pasakė mamai frazę, po kurios šį jo nebeprisileido. Dėmesio klausimas. Kągi tėtis pasakė mamai?
9 klausimas. Jums reikia pasižiūrėti į paveikslėlį ir pasakyti, kurio miesto herbas yra pavaizduotas dešinėje. Jeigu tai galite perskaityti kairiame paveikslėlyje. – 2016 m. rugpjūčio 8 dieną vienas kinas pavogė dviratį padarydamas tai, kas kertasi su vienu iš 3 pagrindinių kiekvieno vyro gyvenimo tikslų. Kągi padarė tas kinas pavogdamas dviratį? Vienuoliktas klausimas. Darant šį klausimą teko padaryti tokį pat veiksmą, koks įvyko 395 metais. Jums reikia 2 žodžiais įvardinti šį veiksmą. Jums ir vėl reikia pasižiūrėti į ekraną. Supratę, kaip skambėtų pirmųjų 2 pokalbis ir kas yra trečiasis, parašykite tai, kas gegužės mėnesį kelia siaubą ūkininkams.
Pirmasis pasaulio istorikas buvo didvyris ir taškas. Kasgi buvo pirmasis pasaulio istorikas? Prieš paskutinį šito žaidimo klausimą užduoda Andrius Zimaitis iš Vilniaus. Vienoje pasaulio valstybėje yra net keletas kavos ir arbatos parduotuvių pavadintų žymaus tos šalies kompozitoriaus pavardę. Dėmesio klausimas. Koks yra šių parduotuvių pavadinimas? Ir paskutinis žaidimo klausimas. Jo autorius Šarūnas Dirmeikis iš Vilniaus. Jokelis čia nerimtas, kaip ir visas šitas žaidimas. Petriukas nusipirko Hitlerio Mein Kampf ir reguliariai ją skaito bei dedasi į galvą. Dėl to jis kiekvieną dieną po truputį... Jums reikia pabaigti šitą sakinį medicininiu terminu.
Teisingas atsakymas buvo 2 gaideliai. Galite iš naujo dabar pamėginti suskaičiuoti, kas yra tie 4 naminiai paukščiai, 3 naminiai gyvuliai, 2 vabzdžiai ir taip toliau. Šitoje karikatūroje dega sūrio namai. Žodis, kurį jums reikėjo parašyti, yra fondue. Šitas uostas yra Prancūzijoje ir vadinasi jisai Nica. Angliškai būtų nice ir aišku, po to galima privardinti šito žodžio sinonimu. Nica – teisingas atsakymas. Madame, monsieur, bonjour. Du soleil pour certains, mais Teisingas atsakymas buvo regbis, sporto šaka. Vadinasi regbis dėl to, kad buvo pirmą kartą šitas žaidimas sužaistas miestelėje, kuris vadinasi regbis, o ne atvirkščiai. Jeigu pirmas vadinasi input, antras vadinasi output, tai trečias vadinasi pagal tą pačią seką. Jisai vadinasi kaput. Tie kaimynai yra rusai ir kai jie ko nors nežino, sako, hrien, jivo, znajat, krienas buvo tas augalas. Jeigu turit šalia, pasidėkit, viską žinosit ir žaidimą laimėsit. Žodį dievas jis visuomet rašydavo sakinio pradžioje ir tuomet jį reikia rašyti iš didžiosios raidės. Tokia buvo rašytojo išeitis. Šitame klausime viskas tik tai iš pirmo žvilgsnio atrodo sudėtingai, nes jums reikėjo atskaičiuoti 9 mėnesius nuo naujųjų metų ir turėjote gauti balandžio 1. Su balandžio 1 pasveikino mama tėtis ir už tai gavo susiraukusią veido išraišką atgal. Danilas Harmsas beje gimė gruodžio 30 dieną. Kairiame paveikslėlyje buvo daug U nosinių raidžių. Tas miestas, kurio herbas pavaizduotas kairėje, buvo Daugai. Daug U, Daugų herbas. Dviratis buvo prirakintas prie medžio, tad vyrukas kirviu medį nukirto ir pasiėmė dviratį. O anot vieno posakio, tikslai gyvenime yra aiškus – pasodinti medį, pastatyti namą ir užauginti vaiką, ne atvirkščiai. Šitoje nuotraukoje buvo buvusi švietimo ministrė bei Seimo narė Roma Žakaitienė. Mes tą nuotrauką perskeliame pusiau. 395 metais įvyko Romos padalinimas. Roma buvo perskelta pusiau, įvyko jos skilimas, susiskaldimas. Klausimas, į kurį atsakymą galėjote perskaityti paveikslėlyje. Varna sako kar, varlė sako kva, o trečioje nuotraukoje buvo Balio sala. Ūkininkams gegužės mėnesį siaubą kelia kar kva baliai. Toks buvo teisingas atsakymas. Šiaip šį klausimą privalu atsakyti iš istorinių žinių, bet jeigu jų neturite, galėjote atsakyti prisiminę, kad didvyris yra hero, o taškas yra dot. Hero dot, hero dot. Toks šiaip ir be užuominos nesunkus klausimas. Šalis, kurioje yra tos arbatos ir kavos parduotuvės, Rusija. Rusiškai arbata yra čai, kava yra kofė. Čai ir kofė išeina beveik pilnas kompozitorius Čaikovskis. Toks ir buvo teisingas atsakymas į Andriaus Zimaičio klausimą. Petriukas skaito Mein Kampf, reguliariai dedasi viską, ką perskaito į galvą ir dėl to kiekvieną dieną po truputėlį
panacėja. Toks buvo teisingas atsakymas į šito nerimto žaidimo klausimą. Aš dėkoju visiems, kurie žaidė. Čia buvo Robertas Petrauskas. Jums linkėjimus perduoda Protų kovos. Iki kitų susitikimų.